Kodėl mes pasirinkome šitą vatą? Prieš labai daug metų Knaufas buvo išleidęs tikrai nuostabią reklamą, kur moteris lovoje užsikloja su vata. Apsivyniojus, apsigaubusi. Apsivyniojus, apsigaubusi. Iš kitos pusės, jeigu nejuokaujant, tai yra vata visiškai ekologiška. Ir pagrindinis momentas, tai būtent kalbant apie žmogų, kuris montuoja vatą, tai šiuo atveju darbuotojai, kurie nepatiria jokių alergijų ir, kas svarbiausia, ir priimta su stiklo mineraliniam vatom, yra tai, kad vata, graužia. Su šita vata mes to neturime. Gerokai mažiau dulkanti. Tikrai teko matyti ne vieną kartą ir sudalyvauti jos gamybos procese, tai kartu ir su Sauliumi tikrai tekę būti pačioje gamykloje, kur tikrai akivaizdžiai matosi, kad į vatą nėra dedami jokie formaldehidai. Formaldehidas tai yra tikrai labai kenksmingas kancerogenas, kuris prisideda ir skatina būtent vėžio susidarimą. Tokio ryšiklio nėra mūsų vatoje. Jeigu jau mes darome tą visiškai ekologinę aplinką, tai stengiamės kuo daugiau ekologiškų medžiagų panaudoti, tai faktas. Šičia yra pagrindinė šiltinamoji medžiaga karkasinėje statyboje. Ir būtent Eurofins Gold nurodo, į aplinką neįsiskiria jokios kenksmingos medžiagos. Tai būtent irgi labai svarbu, kaip ir minėjome, tiek ir meistram, kurie dirba, bet ir tie, kurie po to gyvens. Ir kitas labai svarbus sertifikatas yra Declare, kuris irgi taip pat nurodytas ant pačios pakuotės ir būtent jis pažymi, kad medžiagos sudėtyje nenaudojamos jokios kenksmingos medžiagos. Tai irgi pačios pakuotės irgi yra ir perdirbamos ir yra pagamintos irgi iš perdirbtų pačių medžiagų.